Įsivaizduokite, jūs sudarėte sutartį metams, 12 mėnesių, yra privalomi 15 pravažiavimų. Jums vairavimo mokykla pasiūlys po vieną pravažiavimą per mėnesį. Ką jūs galite išmokti po vieną pravažiavimą turėdami per mėnesį? Nieko. Kai jūs supyksite, ateisite į vairavimo mokyklą ir sakysit, kad čia yra nesąmonė ir ten piktinsitės ir nežinau ką darysite, vairavimo mokykla tiesiog užtels pečiais ir sakys, mes įsipareigojom išmokyti per metus. Neišmokyti. Pravažiuoti 15 pravažiavimų per metus. Ir jie tvarkingai nieko bus nepažeidę. Jeigu jūs norėsite nutraukti sutartį, jūs nutrauksit vienašališkai ir niekas jums pinigų negrąžins. Mano manimu, optimaliausias variantas yra sutartis pusiai metų. Jeigu jūs ten turite jau kitą kategoriją, jeigu jau tai yra tiesiog rimtas reikalas, kuo greičiau išsilaikyti egzaminą, nepasirašom nei ten pusiai metų, nei metams, o sakykime ne. Jokių aš noriu per 3 mėnesius, pavyzdžiui. Mažiau 3 mėnesių, iš patirties sakau, nedarykite sutarties mažiau 3 mėnesių. Kodėl? 15 pravažiavimų. Po 2 pravažiavimus, tai jau 6 savaitės. Ar ne, gaunasi po 2 pravažiavimus, tai 7 netgi savaitės. Nepamirškime, kad dar laikysite egzaminą ir galbūt jo neišlaikysit vairavimo mokykloje, tai jis bus atidėtas dar ten savaitę ar kažkiek, ar ne? Tai va jau 2 mėnesiai. Tai optimalus variantas toks, jeigu jau taip skubant, 3 mėnesiai.